jog pasaulis beribis ir tik paukštis jį gali matyt. Jie man sakė, jog tas yra didis, kurs pamynęs visus žengs pirmyn. Jie man sakė, jog ryto nebus jau, nes ir saulė slapta parduota. Jie man sakė, jog melas apgaulė, tai tikroji naujoji karta. Jie man sakė, aš netikėjau. Jie man liepiau, aš neklausiau. Jie mane prakeikė išdėję. Aš koks buvęs, toks ir likau. Jie man sakė, jog pinigas valdo, nes tik jam paklūsta žmogus. Jie man sakė, jog iš mano pasaulio niekuomet nieko gera nebus. Jie man sakė, jog aš paskutinis ir krūtinė man plūdo krauju. Jie man sakė, jog aš vidutinis, kurs vis naiviai tiki geriu. Hey! Jie man sakė, aš netikėjau. Jie man liepiau, aš neklausiau. Jie mane prakeikė išdėję. O aš koks buvęs, toks ir likau. Sveiki. Esame seksualioje aplinkoje. Mūsų supa nuostabūs saldūs berniukai iš Vilniaus. Aš jaučiuosi labai švarus. Kvepiu rožėmis bei vanile. Ir pasiruošėme su Audriumi užduoti keletą klausimų grupiai Sweet Salt. Tai mes esame grupė Sweet Salt ir ką mes galim pasakyti. Aš esu vokalistas, pagrindinis žmogus. Esam keturiese, dėja vieno neturim dabar. Groju gitarą, kartais pianinu pagroju, bet dar neteko turbūt kartu pagrot. Pas mus, kaip sakant, pagrindinis būgnininkas. Kaip prisistato? Sveiki. Vytautas Stundžia. Mindaugas esu. Mindaugas, atsiprašau. Groju būgnais ir kartais pianinu. Labas vakaras. Esu Vytautas. Groju bosą. Nu ir viskas. Daugiau niekom. Jau grojam 4 metus, bet taip teoriškai, kaip sakant, sudėjus viską 3 metus, nes metų pertrauką buvom padarę ir jau kelis mėnesius rimtai pradėjom dirbti vėl. Surinkom savo, kaip sakant, senbuvis ir pradėjom rimtą darbą. Bet šitą sudėtim, tarkim, tai kiek čia Šią jau sudėtim? gana trumpai. Gan Nes trumpai. jeigu skaitant gitaristą Romaną, Romką kitaip pasidarė. Ir šitą sudėtį tai porą mėnesių tik tai. Jo, tik tai. Taigi jūs kalbate apie grupės sudėtį, apie tai, kas ką groja, o ką jūs groja, taip ir nepasakėt.
žiūrovams? Grojam roką. Roką. Grojam roką, kaip sakant, galim sakyti, esame standartinė roko grupė, 2 gitaros, pianinas, būgnai, bosas. Ir, iš tiesų, grodami kažkokiu klasikiniu, kaip sakant, būdu, bandom padaryti kažką naujo, kažką savo įnešti ir, nežinau, gali tik tai klausytojai įvertinti, ar mes įnešam, ar kažką padarom, bet mes, kaip sakant, stengiamės jų nenuvilti. Visi vadinosi indie rockeriai, tai nesvarbu, kokį roką groja, visi indie rockeriai. Tai mes irgi galime būti indie rockeriai. Kadangi indie žodis yra šita, kaip čia, savadarbis, žodžiu, indie toks, žinai. Tai, visos grupės savadarbės yra, žinai, iš pradžių Visi gali tai vadintis, ar ne? Iš pradžių idėja, o po to muzika, žodžiu. Supratau, kad žiūrovam būtų lengviau orientuotis vis tiek, ką jūs grojat, apie ką, kūriniai, tekstai, apie pačią kūrybą. Apie gyvenimą iš tiesų, apie meilę, apie draugystę, apie... O kaip rock'n'rollas neatsiejamas nuo alkoholio, narkotikų, tai yra apie tai, ar ne? Moterų. Yra kūrinių tokių taip pat. Aštresnių, ar ne? Jo, aštresnių. Yra, netgi parašiau vieną kūrinį savo buvusiai paneliai. Už tai, kad mane... Tai išdėję į šuns dienas, nesibuvusi, jinai blogai padarė, eiktų ir atsidariau. Visos buvusios yra blogos. Taip. Kur mes čia esame, šioje studijoje, jūs čia įrašinėt kažką, ką jūs čia darot šitoje aplinkoje? Čia daugiau rokas. Šito reikalų užsiema, šitoj studijai, visokiais reikalais. Čia buvo iš tiesų pirmoji Sweet Salt repeticijų studija ir tas juodas sienas, kurias matote, veidrodžius buvo iškabinta pačiais pirmais metais, kaip įsikūrė grupė Sweet Salt. Po to persikėlėm į kitas patalpas šiek tiek didesnės, o čia palikome įrašų studiją. Tai jūs čia patys rašot kažką? Patys rašinėjam, kaip sakant, pasikviečiam svečius, tokius kaip jūs. Ir, aš, pavyzdžiui, čia miegu. Jo, šilta, čia visai puiku. Tėvai su mergina neleidžia namie, tai iš čia sofą atsinešė. Tikriausiai galvoja, kur tu toks jaunas ir jau su mergina, baig, čia krės cirkus ir išvijo čia ant kalniuką. Turiu tokį klausimą visiškai nesusijusi su muzika apie paveikslą. Iš kur gal patys piešėt? Laisvalaikiu. Čia yra mano senelio amžinatilsį labai geras draugas, buvo net sovietmečių tais laikais, čia yra 69 metų. Turėjo uždraušėlę? 60, taip. 69 metų paveikslas. Ir tas draugas buvo išvažiavęs į Indiją ir grįžęs iš Indijos nutapė šitą paveikslą, kaip sakant, savo įspūdžius. Ir jis taip žavi iš tiesų. Aš dar būdamas, nežinau, gal kokių 5 metų, aš visą laiką žiūrėdavau jį ir, tos spalvos tokios ryškios yra. Tiesiog jo, ryškios spalvos labai derinasi šitą sopa prie žydrų imponacijų, nesvarbu, čia žodžiai. Norėjau, grįžtant prie muzikos, norėjau paklausyti, šią tęsiam, kalbėjom, kaip kūrėt, kaip ką kūrėt, o kas pas jūs dažniausiai kūrė žodžius, pačią muziką, idėją, kas suteikė duodą? Aš, Žodžius apie jo meilę, apie viską. Pirminė idėja aš padarau, po to atsisėdam repeticijų metu ir viską išsirutuliojo. Viskas, žodžiu. Audriau, turi klausimų? Grojate per muzikinę Rusiją atidarimo, antrojo sezono atidarimo koncertą. Kaip įspūdžiai iš Panevėžio? Iš tiesų, labai geri įspūdžiai. Publika mus labai šiltai sutiko ir netgi kai kurie prašė senų gabalų, kuriuos mes kaip seniai grojam. Ir nežinau, iš kur jie žino, nes mes Panevėžyje vieną kartą buvom ir tai ten grojam, kai ten keli žmonės mus klausėsi ten maždaug labai seniai.